Bismillah. Tada išvykite iš vietovės, iš kurios visi žmonės išvyksta, ir prašykite Allaho jo atleidimo. Iš tiesų, Allahas yra dažnai atleidžiantis, gailestingiausiasis. O kai pabaigsite savo manasik, tai yra ihram, tavaf aplinka, Kaba bei Asafa ir Malva. Tai yra Kaba. Prisiminkite Allahą taip, kaip jūs prisimenate savo protėvius, arba dar gilesnių prisiminimų. Bet iš žmonių yra keletas, kurie sako: mūsų Viešpatie, suteik mums savo dosnumą šiame gyvenime, ir tokiems nėra vietos amžinybėje. Ir iš jų yra keletas, kurie sako: mūsų Viešpatie, suteik mums šiame gyvenime tai, kas yra gera, ir amžinybėje tai, kas yra gera, ir apsaugok mus nuo ugnies kančios. Jiems tam bus paskirta rojaus dalis už tai, ką jie įgijo. Ir Allahas yra greitas atpilde. Ir prisiminkite Allahą nustatytomis dienomis. Tačiau nėra nuodėmės tam, kuris skuba išvykti per 2 dienas. Ir nėra nuodėmės tam, kuris pasilieka, jei jo tikslas daryti gerą ir paklusti Allahui. Tai yra bijoti jo. Ir žinokite, kad jūs tikrai būsite surinkti pas jį. Ir iš žmonių yra tas, kurio kalba gali būti maloni tau, Muhamedai, sallallahu alaihi wasallam, šiame žemiškame gyvenime. Ir jis šaukėsi Allaho paliudyti tai, kas yra jo širdyje. Tačiau jis yra labiausiai vaidingas iš priešininkų. O kai jis nusigręžia nuo tavęs, Muhamedai, sallallahu alaihi wasallam, tai jo pastangos šioje žemėje daryti piktadarybės ir naikinti pasėlius ir galvijus, o Allahas nemėgsta piktadarybių. Ir kai jam sakoma: bijokite Allaho, išdidumas skatina jį dar nusižengti. Taigi, užteks jam pragaro, ir iš tiesų tai blogiausia iš poilsio vietų. Ir iš žmonių yra tas, kuris parduotų save, siekdamas Allaho patenkinimo. Ir Allahas yra kupinas geraniškumo savo vergams. O jūs, kurie tikite, priimkite islamą visiškai, paklusdami visiems islamo tikėjimo taisyklėms ir nurodymams, ir nesekite šėtono pėdomis. Tikrai? Tikrai, jis jums yra akivaizdus priešas. Tada, jei jūs svyruojate po to, kai aiškus ženklai, pranašas Muhamedas, sallallahu alaihi wasallam, ir šis Koranas bei islamas atėjo pas jūs, žinokite, kad Allahas yra visagalis, visai išmanantis. Ar jie laukia, kad Allahas ateitų pas juos debesų ir angelų šešėlyje? Tada šis reikalas jau būtų nuspręstas. Ir pas Allahą grįžta visi reikalai sprendimui. Paklauskite Izraelio vaikų, kiek aiškių ajatų, įrodymų, įkalčių, eilučių, pamokų, ženklų, apreiškimų ir taip toliau mes jiems suteikėme.
Ir jei kas pakeičia Allaho malonę po to, kai jie atėjo pas jį, pavyzdžiui, įsižada Allaho tikėjimo ir priima kufr, netikėjimą, tada Allahas yra rūstus bausdamas. Išpuoštas yra šio pasaulio gyvenimas tiems, kurie netiki, ir jie šaiposi iš tų, kurie tiki. Tačiau tie, kurie paklūsta Allaho įsakymams ir laikosi atokiai nuo to, ką jis uždraudė, bus virš jų prikėlimo dieną. Ir Allahas suteikia savo dosnumą, palaimą, malonės, pagerbimą prikėlimo dieną tiems, kuriems jis nori, neribotai. Žmonija buvo viena bendruomenė ir Allahas siuntė pranašus su geromis žiniomis ir perspėjimais ir su jais jis apreiškė raštą tiesoje, kad spręstų tarp žmonių, kame jie nesutarė. Ir tie, kuriems buvo suteiktas raštas, nesutarė dėl jo, kai aiškus įrodymai atėjo pas juos, tik dėl neapykantos vienas kitam. Tada Allahas savo leidimu išvedė į teisingą kelią, jų nesutarimuose tuos, kurie tikėjo tiesa tame, kame jie nesutarė. Ir Allahas išvedė į tiesų kelią tuos, kuriuos nori. Ar galvojate, kad jūs pateksite į rojų be tokių išbandymų, kokius patyrė buvę iki jūsų? Jie buvo kamuojami didelio skurdo ir negalavimo ir buvo taip priblokšti, kad net pasiuntinys ir tie, kurie tikėjo su juo, sakė, kad ateis Allaho pagalba. Ateis Allaho pagalba. Taip, be abejo. Allaho pagalba yra arti. Jie klausia tavęs, Muhamedai, sallallahu alaihi wasallam, ką jie turi leisti? Turtą labdarai? Sakyk, kad ir ką jūs gero leidžiate, tai turi būti tėvams ir giminėms, ir našlaičiams, ir masakin, vargingiesiems skliausteliuose. Masakin yra vargingai. Ir keliautėms, ir kokius gerus darbus jūs darote. Tikrai Allahas žino tai gerai. Džihadas, kova vardan Allaho, yra įsakytas jums, musulmonai, nors jūs to nemėgstate. O gali būti, kad jums nepatinka kažkas, kas yra jums gerai, ir patinka kažkas, kas jums yra blogai. Allahas žino, o jūs nežinote. Jie klausia tavęs dėl kovojimo draudimų mėnesiais, tai yra islamiškojo kalendoriaus 1, 7 ir 12 mėnesiais. Sakyk, kovojimas jų metu yra didis nusižengimas, bet didesnis nusižengimas Allahui yra kliudyti žmonijai sekti Allaho keliu, netikėti juo, kliudyti pasiekti Al-Masjid al-Haram Mekoje ir išvaryti jos gyventojus. Ir Al-Fitna yra blogiau nei žudymas. Ir jie niekada nesiliaus kovoja su jumis, kol jie išves jūs iš jūsų tikėjimų, islamiškojo monoteizmo. Jei tik galės. Ir jei kas iš jūsų palieka savo tikėjimą ir miršta kaip netikintysis, tada jo darbai bus prarasti šiame gyvenime ir amžinybėje, ir jie bus ugnies gyventojai, jie gyvens ten amžinai. Iš tiesų, tie, kurie patikėjo ir tie, kurie persikelia dėl Allaho tikėjimo ir stipriai stengiasi Allaho kelyje, visi šie tikisi Allaho gailestingumo. Ir Allahas yra dažnai atleidžiantis gailestingiausiasis. Jie klausia tavęs, Muhamedai, sallallahu alaihi wasallam, apie alkoholinius gėrimus ir lošimus. Sakyk, tame yra didelė nuodėmė ir šiek tiek naudos žmonėms.
tačiau jų nuodėmė yra didesnė nei jų nauda. Ir jie klausia tavęs, ką jie turėtų leisti labdarai. Sakyk, tai, kas viršyje jų poreikius. Tuo Alachas išaiškina jums savo įsakymus, tam, kad jūs susimąstytumėte. Šiame žemiškajame gyvenime yra amžinybėje. Žemiškajame gyvenime yra amžinybėje. Ir jie klausia tavęs dėl našlaičių. Sakyk, geriausia yra elgtis sąžiningai su jų turtu. Ir jei jūs sumaišote savo reikalus su jų, tada jie yra jūsų broliai. Ir Alachas atskiria tą, kuris kėsinasi pasisavinti jų turtą, nuo to, kuris nori gero, apsaugoti jų turtą. Ir jei Alachas panorėtų, jis galėtų pastatyti jūs į keblią padėtį. Iš tiesų, Alachas yra visagalis, visa išmanantis.